Jau pradedam. Man atrodo kažką atsveria. Beveik gyveno, beveik laimingas, beveik... Ei! Nu, tą naują gabalą beveik žmogelis, ar kaip ten buvo? Nu taip. Nu, tai papasakykit, čia neturiu visą dieną. Davai, tu papasakok. Pričiom čia, aš čia tavo gabalas. Beveik gyveno, beveik laimingas. Va, sen. Aš padėsiu nuo melodijos, tada tu įstok, gerai? Žiūrėk. Apie tokį žmogelį. Nu, Nu tai kuriam labai gėda. tai kodėl būtent gėda? Iš visų jausmų gėda? Kodėl, pavyzdžiui, Visiems gėda. Tau gėda, man gėda, jai gėda. Visiems gėda. Beveik gyveno, beveik laimingas, beveik žmogelis, beveik Dukrelė. turėjo žmoną, beveik žavingą, dukrelė žaidė beveik kieme. Žmogelis buvo beveik turtingas, beveik turėjo, beveik draugų. Važiuot galėjo, kur tik norėjo, tik nežinojo važiuoti kur. Man gėda eiti, man gėda sėdėti, man gėda valgyti ir gėda mylėti. Žiūrėk, paskolink Europamą. Lama, Antanai, tu man dar putos vos nežinai. Ačiū. Taip, sveiki. Sveiki. Čia vaistinė? Taip, čia vaistinė. Man tada reikia vaistų nuo gėdos. Nuo gėdos. Vaistų nuo gėdos, Nu, man sakė vairuotojas, kad čia jis nusipirko vaistų nuo gėdos ir jam nebuvo gėda 3 dienas. O kaip tai pas jūs pasireiškia tą gėdą? Nu, įvairiai man vakar pasireiškė, kad žmona sakė prie vakarienės, aš tai paėmiau šakutę ir jinai sako, tu lochas, kaip šakutę laikai. O tai kaip tu tą šakutę laikai? Nu, taip laikiau. Čia visiškai normaliai. Aš taip pat laikau tą šakutę. Visi mes taip laikom. Eik, tu žinai kur? Kur? Kiekviename iš mūsų mergaitė gyvena rytinis lochas. Ai, Sveiki. Aš Antanas. Labas, Antanai. Jūs psichologai? Tai ne. Tai aš tokią problemą turiu su žmona. Tai čia prasidėjo vakare ir mes valgėm ir aš paėmiau šakutį ir jinai sako, oi, koks lochas, tu šakutę laikai. Ir aš susigėdau ir tada išėjau ir susuko vidurius man ir nevalgiau nieko iki dabar. O tai kaip jūs tą šakutę laikėt? Taip. Ar jūs lochas, kas taip šakutę laiko? Nors tiesą pasakius, visi vyrai vienodi. Tu man primeni tokį vaikiną, kuris mane pasimanymą vakar pakvietė. Ir mes ėjome į kavinę ir mes susisakėm visą meniu. Ir tada jisai, kai mes pradėjome valgyti, pasakė, kad jis nepasėmė piniginės. Ir kaip tu jauteisi tuo Aš metu? jaučiausi kaip visiškas lochė. Ir jisai buvo visiškas lochas. Ir buvo siaubingas. Ir man buvo gėda. Ir liūdna. Ir tu tuo pačiu sėdi ir man jį primeni, nes jisai irgi taip šakutę laikė kaip tu. Eik iš čia.
Nu ko, nu? Sveiki, nu man labai kažko reikia, nu. Nu, man reikia kasą uždaryti. Bet čiupa-čiupsai, tie. Man labai reikia, prašau. Nu, tai aš tau sakau, man reikia kasą uždaryti. Buvo čia šiandien vienas toks atėjęs, 10 saldainių dingo. Bet jeigu jūs gulėtumėt mirties patale, tai aš jums atnešiu saldainį. Nu, tai ką, jūs mirštat? Nu, mes visi mirsim. Ei, atiduoti saldainius. Būk žmogus, atiduok saldainius. Aš ne žmogus. O tai kas jūs? Koks jums skirtumas? Žiūrėk, aš turiu tau pasiūlymą. Verslo pasiūlymą. Tu man šitos saldainius. O aš tau išpildau vieną norą. Patį paslaptingiausią norą. Nu, aš norėčiau, kad man nebūtų gėda. Gėda, sakai. Gerai. Jau nebe gėda. Viskas? Taip. O tai ką man dabar daryti? Nežinau. Džiaugtis gyvenimu. Yra neblogas koncertas už kampo. Grupė Šindroniškio atvarą. Gal kokios ispanus susirasim. Beveik gyveno, beveik laimingas, beveik žmogelis, beveik name. Turėjo žmoną, beveik žavingą, dukrelę žaidė, beveik kieme. Žmogelis buvo beveik turtingas, beveik turėjo, beveik draugų. Važiuot galėjo, kur tik norėjo, tik nežinojo važiuoti kur. Man gėda eiti, man gėda sėdėti, man gėda valgyti ir gėda mylėti. Žmona nemyli, dukra neklauso, kur man vykti nebežinau. Vieną dieną beveik žmogelis beveik suprato, kad jis kitoks. Beveik nuliūdo, beveik pravirko, kur tą prakeiktą gėdą suras. Man buvo toks įvykis. Aha. Dainavau Lietuvos himną. Ir Vienas, tipo? pamiršau žodžius. Oi, su. Ar saulė Lietuvos, ar Lietuvos saulė. Kas čia? Neprisimenu. Tiesiog visi nutylo ir pradėjo juoktis. O ten, tipo, apie, kad pamiršo himną? Ar ne taip supratau? Tipo, Nu ne. Jam blogiau buvo. Gerai. ne, Neužknysiu. ne, prašau, Eik. prašau, tiesiog vieną dar klausimą, tik vieną dar. Einam.
Ačiū.